Šitoksai pyragas iš mano knygos pikantiški, bet ne arogantiški. Dabar aš parodysiu, kaip pasidaryti šitą pyragą ir pradėsime, nors čia taip gražiai, kaip kokioje rimtoje televizijos laidoje yra išrikiuoti ingredientai. Taip, čia reikės miltų. Taip, tai 200 gramų miltų. Va, beveik. Pusę pakelio 100 gramų, čia net nereikia iš tikrųjų labai matuoti. Sviestas būtinai privalo būti šaltas. Taip, tai dabar yra du variantai. A. Galima su burokinė, tai vadinama tarka ar trintuvė. Tiesiog šaltą sviestą įtarkuoti į miltus ir tada pirštai sutrupinti viską, bet reikia viską daryti kuo greičiau. Arba pasinaudoti elektros prietaisais, štai tokiais, ir tiesiog viską sumalti į trupinius daug greičiau. Ir viskas, neretai visi galvoja, kad, oi, padarai pati tešlą? Ką tu? Negali būti. Stebuklas. Viskas yra labai labai paprasta. Gerai. Va. Beriu jos čia. Ir dabar vandens kiekis tai yra, toksai, reikės maždaug priklausomai vėlgi nuo įvairiausių dalykų, bet 3, 4, kartais 5 šaukštai, tai aš ir dar nepamiršti druskos. Gerą žiupsnį druskos. Taip, ir dabar tiesiog greitai maišyti, 1, 2, 3. Ir šiuo atveju nereikėtų per daug pripilti skysčio. Nereikėtų duotis su šituo peiliu ar rankomis, nes čia yra ne duona. Ir norisi, kad tešla būtų kuo trapesnė. Tai aš tiesiog viską su štai taip į vieną gumulą ranką suspaudžiu. Jau ji beveik yra tokia, sakyčiau, šilta, tai aš noriu ją įdėti trumpam į šaldytuvą, kad ji atvėstų. Bet čia labai trumpai. 10 minučių. Tešla atvėso. Dabar aš ją norėsiu greitai iškočioti ir įdėsiu į kepimo indą. Miltų pabarstysiu vos visai nedaug. Taip, ir dabar pernelyg nespaudžiant jos, nes jinai yra ganėtinai minkšta. Pagal visas taisyklės reikėtų iš tiesų kočioti tik tai į vieną pusę, o ne taip va. Nes kadangi vėlgi tai yra svarbu tam, kad tešla būtų trapi ir tiesiog ištirptų burnoje. Ir galima taip tiesiog užvynioti ant kočėlo, kad lengviau būtų galima jį nuimti ir perkelti čia. Ir dabar va taip netampant tešlos pernelyg, tiesiog ją įleisti formą, va štai, įtiestas visas dugnas, forma. Ir aš dėsiu dabar jau galbūt į šaldiklį, kad greičiau tas šaltis paimtų tą tešlą ir kad jį greičiau atvėstų. Ir tada jau ją vis šaltą dėsiu į orkaitę ir kepsiu. Ką tikrai rekomenduoju padaryti, nes aišku, galima kartais pagalvoti, kad kam čia reikia tiesti, tegul įdėsiu šitaip iškeps. Bet jeigu tai padarys, tai tada šitos sienelis paims ir nukris. Arba pats dugnas labai išsikilnos. Dažniausiai naudoju avinžirnius, nes avinžirniai yra gana tokie sunkus, bet esu naudojus ir monetas, pavyzdžiui. Tai viskas, 1, 2, 3 ir dabar aš įdėsiu į orkaitę ir kepsim maždaug 5
15 minučių. Kol pagrindas kepa, aš paruošiu įdarą. Paprastai į tokius pyragus geriau dėti jau termiškai šiek tiek apdorotus dalykus, dėl to, kad jie keps pakankamai žemoj temperatūrai ir viskas, kas vyks, tai tik tai sutvirtės kiaušiniai, o pats įdaras kaip ir neturės progos iškepti. Manau, kad poras be galo tinka su lašiša ir krapais ir visais kitais ingredientais, kuriuos naudosiu šitam pyrage. Tai tiesiog supjaustau porus, bet štai tokiais pusžiedžiais. Taip, įdėsiu dabar šiek tiek sviesto, čia bus apie 10 gramų. Kol porai truputėlį kepa, supjaustysiu lašišą. Taip, lašiša supjaustyta. Dabar pasmulkinsiu krapų. Kuo daugiau, tuo geriau. Baigė kepti pyrago formą. Dabar tik tai beliko ją užpildyti. Kas? Man beliko tik tai sumaišyti visą tai, kas sutvirtins įdarą ir bus pagrindas. Tai taip, paimsiu čia. Bet vis tiek užteks. Tai pilu į 2 kiaušinius 150 ml pieno. Ir įdėsiu 1 šaukštą grietinės. Druskos. Ir garstyčių. Taip, tai šaukštą kupiną. Na viskas, tai dabar tiesiog į jau iškeptą formą dedu porus. Tada pabarstau šiek tiek krapų. O, kaip gražu, kaip gražu. Tada dedu lašišą. Bandysiu atkartoti vaizdą kaip nuotraukoje. Ir lašišą dėsiu tokiais kaip įmanoma ilgesniais gabaliukais. Taip, tai dar krapų. Taip, tai dabar tiesiog užpilu. Kuo žemesnė bus temperatūra, tuo bus minkštesnis ir malonesnis įdaras. Tai aš sumažinu ją iki 160 ar netgi 155 ir užteks tos temperatūros, kad sutvirtėtų kiaušinis. Tartas. Štai koks gražus. Auč, karšta. Įdarų prigalvoti jam galima įvairiausių. Ir aš norėčiau sužinoti, kągi jūs turite arba kągi jūs sugalvotumėte įkepti, kaip padaryti štai tokį ar panašų pyragą, nes manau, kad galima jį padaryti. Ir saldų yra aibė klasikinių įvairiausių receptų, bet norėčiau, kad jūs galbūt man pasufleruotumėt ar pasidalintumėt, pasakytumėt, kągi jūs kepat ir kokius jūs derinius sugalvojat. Ir parašykite man mano puslapyje beatusvirtuvė.lt, kur ir matysite šitą filmuką. Ir tada aš vienam iš jūsų su malonumu padovanosiu savo knygą apie kepinius, arba net ne vieno gal du. Tai labai norėčiau jūsų paprašyti, kad ir jūs pasidalintumėte. O dabar, Deimantė, užteks pliauškinti. Prašau ateiti, paragauti. Ir padariau su lašiša. Na, koks gražuolis. Aš tau pasiūlysiu paragauti, gerai? Prašau, šakutė. Nes aišku, aš tai visuomet paragauju savo patiklus ir sakau, oi, kaip skanu. Tinka? Tinka. Nešėsi pikniką? Negriūk, negriūk. Taip, skanu? Tinka. Gerai. Tai kepkite nedelsiant.